Tikslius paaiškina krepšinio pozicijas. Krepšinyje yra 5 pagrindinės pozicijos. Pirmas – įžaidėjas, komandos smegenys. NBA pavyzdys Steph Curry, o Lietuvos rinktinėje šią rolę atlieka Rokas Jokubaitis. Nu dabar jau nebe. Stiprybės Rokui. Kristupas Žemaitis ar Arnas Velička. Jie kuria atakas ir valdo tempą. Antras – atakuojantis gynėjas, snaiperis. NBA tai Devin Booker, o Lietuvoje Deividas Sirvydis, Ignas Brazdeikis ar Margiris Normantas, kurie gali rinkti taškus iš distancijos ir padėti puolime. Trečias – lengvasis kraštas, universalus žaidėjas. NBA – LeBron James, o Lietuvoje – Gytis Radzevičius, Rokas Giedraitis, Tadas Sedekerskis, kurie gali ir gintis, ir atakuoti. Ketvirtas – sunkusis kraštas, jėga po krepšiu. NBA – Janis Antetokounmpo, o Lietuvos rinktinėje – Eimantas Bendžius ar Tadas Sedekerskis, kurie kovoja dėl kamuolių ir padeda po krepšiu. Penktas – vidurio puolėjas, bokštas. NBA – Nikola Jokic. O Lietuvoje Jonas Valančiūnas, Laurinas Birutis, Ąžuolas Tubelis ar Marekas Blaževičius, kurie saugo krepšį ir atkovoja kamuolius. Taigi NBA turi superžvaigždės, Lietuvos rinktinė kovotojus, bet visos pozicijos vienodai svarbios. Klausimas, kurioje pozicijoje žaistum tu?